Kaune kažkoks bičas 3 dienas pravaikščiau su morka užpakalį. Man patiko tas nutikimas labai juokingas, bet kai aš sužinau, kad tam bičiui yra 67 metai, tai aš supratau, kad liaudės išmintis pasiteisino dar kartą, tik truputį ją pakeitus, tai būtų žilė galvom morka uodegom. Kas dar naujo? Skaitėt, Daina Bilevičiūtė skęsta skolose. Aš kai perskaičiau šitą sakinį, aš iškart pagalvojau, kokio dydžio turi būti skolos. Kad Daina Bilevičiūtė skęsta. Ir buvo kitame gal laikrašte, kitam portale, Daina Bilevičiūtė suksis teismų karuselėje. Vargšai arkliukai, ką galiu pasakyti. Kadangi atvažiavau į miestą, kuriame nieko nežinau apie pedofiliją, tai papasakosiu apie tos miestus, apie tų miestų pedofiliją, apie kuriuos žinau. Tai yra Kaunas. Žinau, kaip yra lengviausia kauniečiui, bet ir apskritai lietuviui susukti smegenis, kad jisai nebesuprastų, kas yra geras, kas yra blogas. Pasakai, kad pipirą nuo tilto numetė drąsius kedys. Bet pipiras buvo Andriaus Ūso šuo. Man atrodo, smegenėlis turėtų gerokai susisukti. Aš nežinau, aš nerandu jokio loginio ryšio. Žodžiu, aš turiu tokią bėdą, aš pabudžiu labai anksti ryte ir man galvoju sukasi visokios durnos labai mintys. Bet tokios kaip ir žodžių žaismai, kaip ir sakiniai, bet jie neturi jokios prasmės. Ir paskutinį kartą, kai pabudau, tai netyčia sugalvojau savo įsivaizduojamą žydų folkloro herojų. Aš jį pavadinau Rabinas Hudas. Jisai vagė iš neturtingų ir iš turtingų ir ima dar palūkanas. Aš nežinau, kodėl jis yra herojus. Nežinau, Rabinas Hudas. Noriu iškart pakviesti vieną žmogų, kuris į mūsų humoro klubą ir mūsų draugų Chebra įnešė tokio gaivališko muštynių vėjo ir kraujo kvapo. Tai žmogus iš Panevėžio Mantas. Maždaug. Gerą vakarą. Labai džiaugiuosi būdamas čia Šiauliuose ant scenos, nes, mano gyvenime nelabai daug kas vyko per tą laiką, kol manęs nerodė per teliką, pasiilgau scenos. Ir per visą tą laiką scena spėjo tapti mano antrais namais, pas striptizo klubą. Ir norėčiau dabar šiek tiek papasakoti, kas man atsitiko per tą laiką, kol manęs nerodė per teliką. Visą pirma, su manim susisiekė tokios kaip alaus kompanijos direktorius ir pasiūlė tapti jų reklaminį veidą. Aš nesakysiu, kas čia per alus buvo, bet jis man pasakė, va čia pareklamuok tokį alų, aš sakau, aš negaliu perlaužti savęs ir reklamuoti jo, nes aš geriu kaip tikras Panevėžietis tik Kalnapilį. Ir aš už keliasdešimt litų savo įsitikinimų tikrai neparduosiu. Jis sako, ne už keliasdešimt litų, už 300. Tai aš sakau, žinai ką, Ford alus dabar šiuo metu geriausias alus Lietuvoje. Ir visiems patariu skubėti Maksimą ir įsigyti Ford alaus kuo daugiau. Jo, prie pat. Kas dar įvyko? Buvau pasimatymė vienam, tarkim su mergina. Ji buvo, netgi šiek tiek buvo panašiai į Godą Sabutytę ir labai panašiai Gintą Reinikį. Kaip jau pati sako, stambių kaulų, aš sakau, kad šikna tai ne kaulus. Tai nuėjom vakarienės reikiną ir vakarienės. Iš vis man tie tokie stambų žmonės sėkingi visada prakaituoja dėl bet ko. Aš turiu tokį stambų draugą, ateinu pas visos šlapės, prakaitas, žliaugė. Sakau, ką tu čia darei, pristrukimus? Ne, benziną nusivalau.
Mama nemokė vairuoti šią vasarą. Sakant, lemba, tau 23 metai ir dar tu nemokė vairuoti, negėtų pačiam, sės, kad vairą pavairuosi. Tai esą daug kas vairuoja automobilį. Lemba, kaip faina, toks keistas jausmas apima sėdėti mamai ant kelių ir sukioti vairą. Turi tokį kambarioką, destroyerį. Mes, kaip sakant, esam skirtingi žmonės, galim bendrauti įvairiausiom temom. Jis man papasakojo, kuo skiriasi 34 levelio Fire Resistant Sharvai, 32 levelio Lightning Resistant skydo. Aš jam papasakoju, koks jausmas būt vaginai. Ir vis tiek jis dar žmogus mokosi gyvenimo, tai visada manęs klausia įvairių dalykų. Man tai kodėl tu kaip prausiesi šitą vietą išsitrinti dantų pastą? Aš sakau visų pirma, destroyerį, kaip tu sugebi dušo duris atsirakinti, kol aš maudusi. O visų antras tai darau dėl savo merginas, nes jai gaivių kvepia ir be to jai dantų apnašas sumažėjo 30%. Ir jis jau atėjo link tokio amžiaus, kaip persimetė nuo tų internetinių žaidimų prie porno. Ir labai matosi, tai iš tikrųjų mes važiavom su juo į Akropolį ir jis sustojo užsipilti benziną, už 20 litrų ir užsipylė 18 litrų, liko 2 litrų, tai jis ištraukė tą benziną šlangą ir galėjo ant galinės patakos. Kalbant apie studentišką gyvenimą, papasakosiu vienintelę, turbūt tikrą istoriją, kokią esu gyvenimą pasakojęs per savo stand-upus. Tai laukiu savo universitete egzaminą ir aiškiai fuksai nutarė atsišviesti anglų namų darbą. Ir vietoj to, kad vienas surinktų pinigus ir įeitų į tą švietyklą, visi 50 suėjo ir aišku tilpo jų gal tik 20. Jie po to suprato, pradėjo grūstis atgal ir vienas protingiausias seniūnas sako, žinot kaip padarom, davai surinkam pinigus, gal aš vienas surinksiu ir atšviesiu visiems. Kaip darė, tai padarė. Jis grįžta po to iš to kabineto ir sako, iš visų bus po 60 centų. Ir kažkoks vienas fuksas iš galo sako, 60 centų, tai kurva, kiek tų lapų yra? Mes ir tai važiuojam Marijampolę, tai įdomu, kaip ten šitas bajeris eis. Dalyvau muštynėse per tą laiką Panevėžy. Tas nėra labai neįprasta Panevėžyje. Tai buvo ne vienas ant vieną, bet mūsų buvo daug, mūsų buvo 6, jų buvo gal 2. Tas Panevėžy irgi nėra neįprasta. Užimiau garbingą 8 vietą. Ir aš supratau, kad muštynės tai ne man, nes aš labai greit supykstu kažkaip, nes aš taip atsimenu, prasileidau porą smūgių iš tos planos ir kažkaip nukritau ant asfalto ir žinot, bernai, kai būna, kai supyksti ir apsiverki iš to pykčio. Taip apsiverkiu. Aš ir mačiau ant tų planų veidų, kad jie sako, va tas tai jau tikrai supyka, geriau. Buvo ir viena gėdinga situacija. Šią vasarą mane pagavo prisimasturbuojantis. Ir aš nežinau, neturėjau net kur akių, bet tai buvo gėda, kad net nežinau, kam labiau turėjo būti gėda, ar man ar kitiem troleibuso keleiviam.